Kaip vertinate tendenciją siekiant pritraukti medikus į regionus, gydytojams mokėti labai didelius atlyginimus? Pone Vaitkau, prašau. Lazda turi du galus. Tai yra biurokratiniai spąstai. Čia yra biurokratiniai spąstai tam vadovui, direktoriui tos ligoninės. Tarkime, jam mirtinai reikia rentgenologo ir jeigu jo nėra, uždarys ligoninę. Uždarys. Dėl vieno. Kitur visur funkcionuoja, reikia vieno specialisto. Tai jam ir mokės ir 10 000 per mėnesį, nes jam atsiradus ligoninė bus neuždaryta. Bet tai yra padaryta Sveikatos apsaugos ministerijos sąmoningais sprendimais. Aš priminsiu, kad Kauno klinikose universitetiniai ligoniniai, dvi geriausios Lietuvos Santariškės ir Kauno klinikos, atlyginimo vidurkis neseniai buvo žemiausias iš visos Lietuvos. Žemiausias. Ne aukščiausias, žemiausias. Ir viešai buvo pasakyta, darbas klinikose yra dėl prestižo, užsidirbti turite kitur. O aš perfrazuoju kitaip. Tai šitą ministerijos biurokratinį mechanizmą mes puikiai seniai žinome. Pone Vaitkau, prašau. Aš Armonaitei turiu atsakyti, nes čia neklausimas apie talentus. Jūs visai nesuprantat, apie ką kalbat. Klausimas apie specialistą, kad tik jis būtų. Ir toj ligoniniai jisai negalės aukštos kvalifikacijos atlikti operacijas, procedūras ar ką tik norit, nes aukštos kvalifikacijos sukoncentruotos yra į didelius centrus. Užtat ten ir nori gydytojai dirbti. Čia yra klausimas apie tai, kad šita jūsų sukurta struktūra, tokia būtent sukurta struktūra, įkiša vadovus į aklavietę, kai jie priversti mokėti tokius atlyginimus ir tam tikrų specialybių daktaram, tų, kurie dabar trūksta, o kiti gauna normalius atlyginimus, tos nepadidintus. Ir visą šitą pakartosiu. Privalomos sveikatos draudimo įmokas valstybė tegul už pensininkus sumoka tokius pačius, kaip sumoka Lietuvos dirbantieji. Ir pinigų bus.